Mano vienas geras draugas, psichologas, jis netgi ten su visom kvalifikacijom, gal net psichiatras, davė patarimų, kaip tokius įrašus daryti. Kad, dabartinė karta, į kurią aš būtent apeliuoju, jie, negalima jų bart. Reikia švelniai, reikia pagiriant, reikia, su tokiu atitinkamu priėjimu. Bet tai, ką aš matau, tai kas vyksta pastaruosius labai daug metų, švelnumas nepadės. Čia aš manau reikėtų jau su keiksmažodžiais. Tai nepykit, kad toks griežtas. Tiesiog tai, kas vyksta mūsų šeimose, mūsų santykiuose, mūsų gyvenime, mūsų galų gale šeimų statistikoje, šeimų ilgamžiškumo statistikoje. Tai yra tokia šikna, kad jau švelniai pasakot nėra kada. Taip kad, nepykit, bet aš būsiu piktas.